Ketvirtajame mūsų seminaro klausime ir kalbama apie reikalavimus, kuriuos turi kelti įmonės vadovas apskaitą tvarkantiems asmenims. Todėl, kad, kaip matome, nuo jų parinkimo labai priklauso paties įmonės vadovo, sakykime, kartais net likimas. Taigi, kaip čia pažymėta, preambulėje šio klausimo audito apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apskaitą tvarkančio asmens parinkimo rekomendacijų tekstą galima surasti Pačiolio elektroniniuose sąvaduose. Galima tą surasti ir jūs pamatysit, kokios tai yra milžiniškos rekomendacijos. Bet nepamirškim, kad tai yra tik rekomendacijos. Antra vertus, jeigu kyla, pavyzdžiui, teisinis, ypač teisminis ginčas tarp įmonės vadovo ir vyriausio buhalterio, o jie beje nėra tokie reti, tokiu atveju šiomis rekomendacijomis paprastai pagal precedentą ir vadovaujamasi, nes tiesiog kitų jokių nuostatų nėra. Taigi, subjekto vadovui pasirenkant apskaitą tvarkantį fizinį asmenį, kuris dirbs subjekte, rekomenduojame atsižvelgti į asmens profesinę kvalifikaciją, jo įgytą profesinę patirtį ir profesinės etikos principų laikymasi. Žinoma, aš nekartą jau pabrėžiau apie etikos principų laikymasi ir dar kartą noriu tai akcentuoti, nes tai yra sritis, kuri yra iš tikrųjų, sakykime, savotiškai slidi, bet jinai yra ta vieta, ta sritis, kurią iš tikrųjų gali vadovaudamasis įmonės vadovas pasirinkti jam tinkamą asmenį. O yra dar papunktis 13 punkto 4, kad sako, kad tas asmuo be abejo turi išmanyti teisės aktus reglamentuojančius subjekto veiklą, mokesnės prievolės apskaitos tvarkymą ir atskaitomybę. Žinoma, tai atrodytų, tokia deklaratyvi nuostata iš tikrųjų, todėl, kad įmonės vadovas vargu ar sugebės patikrinti, ar jo pretendentas į vyriausiai buhalterį, nes šiuo atveju kalbama apie pasirenkant asmenį, apskaitą tvarkantį fizinį asmenį. Tai vargu ar įmonės vadovas sugebės patikrinti, ar tas asmuo tikrai išmano dvejybinę apskaitą, ar jisai išmano, sakykime, 10 000, netgi daugiau tipinių buhalterinės apskaitos sąskaitų korespondencijų, kai tikriausiai pats apskritai nežino, kas yra dvejebinis įrašas. Tai to padaryti jam turbūt nepavyks. Ir štai tokiu atveju mes rekomenduotumėm įmonių vadovom kreiptis į tą didesnę patirtį turinčias konsultacinės įmonės, kurios galėtų įvertinti pretendentą į šias pareigas. Yra nemažai atvejų, kada įmonių vadovai kreipiasi Pačiolio bendrovę ir mes tiesiog patikriname to fizinio asmens žinias ir išduodame kartais jam nepalankę, bet objektyvią ataskaitą, objektyvią charakteristiką apie jo žinias. Tik žinoma, to turi norėti ir įmonės vadovas ir turi sutikti tai daryti pats pretendentas. Ir 30 punkte jo pabaigoje atkreipkite dėmesį į tai, kad apskaitos specialistas
turi siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą, na ir turėtų naudotis įvairiais žinių įsigijimo ištekliais bei šaltiniais. Tai reikia nepamiršti, kad tie šaltiniai yra kintami, o kiekvieną mėnesį, kiekvieną savaitę, gali būti kiekvieną dieną pasikeičia svarbus jūsų įmonei įstatymai. Taip, kad ne apskaitą tvarkantis asmuo turi prašyti vadovo, kad jam sudarytų sąlygas, tarkim, įsigyti ten kokias įvairias darbo priemonės, tarkim, sąvadus, pirmiausia, norminių aktų sąvadus, kuriuose yra atspindimi tie pasikeitimai. Bet pats įmonės vadovas turi būti tuo suinteresuotas ir turi reikalauti iš apskaitą tvarkančio asmens, šiuo atveju fizinio asmens vyriausio buhalterio, kad jisai susipažintų su tom priemonėm ir be abejo sudaryti jam atitinkamas sąlygas. Atitinkamos sąlygos yra ne tik tų priemonių įsigijimas, bet ir atitinkamai skiriamas laikas, nes tam, kad su jom susipažint, kad įsigilint į tuos klausimus, kurie yra aprašomi, kurie yra pakeičiami, be abejo, laiko faktorius yra labai reikšmingas. Taigi, kaip čia pažymėta 30 punkto pabaigoje, subjekto vadovui svarbu apskaitą tvarkančiam asmeniui sudaryti sąlygas, toliau kelt profesinę kvalifikaciją, tobulinti žinias ir įgūdžius. Todėl, kad tai, kad jisai baigė universitetą, tikrai nieko nereiškia. Tai reiškia viena, kad jisai turėtų suprasti naujų įstatymų pakeitimų nuostatas ir nedaugiau. Bet universitete niekas jam negalėjo pasakyti, o kokie bus tų įstatymų pakeitimai. 45-46 puslapiuose yra ir 47 yra pateiktas darbo sutarties šablonas. Tai yra šablonas su vyriausiu buhalteriu. Be abejo, kiekvienoje įmonėje jisai bus šiek tiek kitoks, bet vis dėlto mes rekomenduojam su juo susipažinti, nes tai yra ypatingai atsakingas asmuo. Tai susipažinęs su juo pamatysite, galbūt jūs kažką praleidote. Beje, šitame šablone labai ryškiai neatspindėtas etikos taisyklių laikymasis, etikos kodekso laikymasis, todėl kad, dėja, ne visos įmonės tą kodeksą turi. O nuo 48 iki 50 puslapio atitinkamai yra, kaip matom, pateikti vyriausio buhalterio pareiginiai nuostatai. Tai ir čia irgi reikia pažymėti, kad reikalavimas laikytis etinių nuostatų nėra labai išryškintas, bet mes dar ir dar kartą rekomenduojame įmonių vadovams šitą reikalavimą įdiegti, nes tai yra ir pačių vadovų naudai, o tiesą sakant, buhalteriai paprastai šių kodeksų laikosi. Kas tai yra tokie kodeksai, yra pažymėta 51-52 puslapiuose. Finansinės apskaitos įstatyme tos etinės nuostatos yra įvardytos. Aš noriu vadovom, ypač ir taip pat buhalteriams, pabrėžti, kad šitos etinės nuostatos tai nėra, kaip anksčiau buvo kažkokio socializmo kūrėjo dorovinės nuostatos. Ne, tai yra nuostatos, kurios susiję grynai su praktinė apskaitos srityje dirbančių specialistų veikla.
Ir toks kodeksas yra patvirtintas Tarptautinės buhalterių federacijos. Jie yra paskelbę šį kodeksą ir šiaip jau tai yra griežtas reikalavimas jo laikytis. Taigi, kaip matome, jums čia pateikiam labai trumpai, labai supaprastintai, bet tikiuosi, kad aiškiai. Kodekso yra 3 dalys A, B ir C. Tai, pirmiausia, kaip matom, B dalis yra padengta rastru, todėl, kad į ją gilintis nereikia. Nereikia jos net skaityti. Tai yra auditoriams skirta dalis, tai yra tiems, kurie dirba, kitaip sakant, visuomenėje praktikoje dirbantiems apskaitos darbuotojams. Lietuvoje jie vienareikšmiškai yra tik auditoriai, kai kuriuose kitose šalyse yra dar ir kitokių specialistų. O mums šiuo atveju svarbi A dalis ir C dalis. Tai A dalis yra ta dalis, kuri keliama, kur tie reikalavimai keliami visiems darbuotojams. Čia aš noriu tik pasakyti vieną dalyką. Jeigu jūs norėsite susipažinti su šiomis nuostatomis, tai tą galima padaryti Pačiolio bendrovės specialioje literatūroje. Jis yra, pavyzdžiui, buhalterinės apskaitos žinyne, ir kituose mūsų leidiniuose. Galima pagaliau, tiesiog, kaip sakoma, pasigūglint ir ten irgi surasite jas visur. Tik aš noriu atkreipti dėmesį, kad tai nėra šiaip deklaratyvios nuostatos. Pavyzdžiui, sąžiningumo principas. Mesgi žinom, pirmasis, kuris taikomas visiems. Tai mesgi žinom, kad, pavyzdžiui, kada sprendžiamas Seimo narių sąžiningumo klausimas, tai Seimas paprastai numato tokią tvarką. Reikia kreiptis į teisėsaugos organus ir kol teisėsaugos organai nepripažins vienos ar kitos veiklos arba apskritai veikos nesąžininga, tai reiškia, tas Seimo narys ar kitoks pareigūnas yra sąžiningas. Tai buhalteriams pagal Tarptautinės buhalterių federacijos etikos kodekso reikalavimus yra keliami žymiai didesni reikalavimai. Sąžiningumas reiškia, kad aplinka negali įtarti tą asmenį elgiantis nesąžiningai. Kitaip sakant, jeigu jisai yra įtariamas elgiantis nesąžiningai, reiškia, jisai pažeidžia etinės nuostatas. Štai aš čia vienu pavyzdžiu parodžiau, kaip vadovai gali bendrauti su apskaitą tvarkančiais asmenimis, šiuo atveju su vyriausiais buhalteriais, todėl kad jie vargu ar galėtų vertinti apskaitos paslaugas teikiančias įmonės šiuo aspektu, nors kartais gali. Ir kodėl reikėtų tuos etinius reikalavimus įtraukti į sutartis. Tačiau tai yra bendros nuostatos: sąžiningumas, objektyvumas, profesinė kompetencija, konfidencialumas ir profesionalus elgesys. O štai ką reikėtų ir ką galima būtų ir ką reikėtų įtraukti į darbo su vyriausiais buhalteriais sutartis, yra pažymėta kodekso C dalyje. Tai yra skiriama samdomiems buhalteriams ir tai yra interesų konfliktai, informacijos rengimas ir pateikimas, pakankama kompetencija, kaip sakėm, tam įvertinti jei reikėtų samdyti išorės konsultantus, finansiniai interesai, skatinimas, kas yra labai svarbu, mes dar apie tai pakalbėsim, ir atsakomybė už įstatymų ir kitų teisės aktų nesilaikymą. Tai štai jums yra galimybės papildyti sutartis su jūsų vyriausiais buhalteriais ir toliau yra ne tik su vyriausiais buhalteriais, bet ir
paslaugas teikiančiais asmenimis ir toliau yra pateiktas šablonas buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties. Tai yra, kada jūs tą sutartį sudarot civiliniais pagrindais su apskaitos paslaugas teikiančia įmonė arba atitinkamai su fiziniu asmeniu, kuris dirba šiais pagrindais. Tai galite pasinaudoti tuo. Dažniausiai tokių sutarčių šablonus pateikia pačios apskaitą tvarkančios įmonės. Bet galbūt geriau pasitikrinti, perskaitykit, pažiūrėkit, ar tikrai visi jums reikalingi punktai čia yra įtraukti.